Nu ką, apsipirkęs. Šiandien apžvelgsime naujos mašinėlės kokybę ir tai man padės mano geras bičiulis draugas, kuris poliruoja, nieko nesakęs, atvažiavau, padarysiu staigmeną. Tuk tuk, ar kas namelyje gyvena? Ką čia išdarinėjai, golfesterį? Ruošiam golfesterį. Blizgini gerai atrodo. Geras, suskaitau modeliukus. O ką tu čia turi rankose? Čia turiu rankose mašinėlę. Na, čia lauktuvų atvežimą. Patestuosim, patikrinsim, jeigu gera, pasiliksim. Pirmas įspūdis, ką manai? Nu, fainuolė. Rūpesiuko nelaikęs dar rankose, normaliai. Matai, mes prie to flexo seniai prisirišę, tiek tu, tiek aš su flexu daugiausiai atidirbę. Ir pagalvojau, yra labai kvaila prisirišti prie vieno brando ir nepabandyti kažkokių kitų. Tai žodžiu, pasiėmiau rūpesą, kad daugmaž suprasti skirtumus, bet ne šiaip sau, čia yra naujausia, brangiausia ir be neprofesionaliausia su naujienom to, kad yra pakeista netgi mechaninė inercijos, kaip čia pasakytos, ekscentrikos mechanizmas, kažkokie yra keramikiniai, žodžiu, dantračiai sudėti, kurie neva nesusidėvi taip greitai, teoriškai, tikras karbonas, čia sakyk, ar feikas? Tikrai netikras. Kaip netikras, pažiūrėk, kaip keičiasi, turi biškai. Keičiasi. Tai ir plėvelės jau yra, kurios neatskirsim, baigt. Nu gerai, netikras karbonas. Bet žodžiu, žiūrėk, koks skirtumas. Aš net nežinau iš tikrųjų, kas sunkesnė, laidas ar mašinėlė. Jo. Toksai jauti. Žodžiu, 9 metrų laidas. 9 metrų? Nu. O, kaip įspūdis. 6 bėgis. Garsas visai neblogas. Tokios neva gali susikalbėti. Jo. 6 bėgių labai gerai stabilizuoja. 4 bėgių irgi normaliai. Pirmas bėgis toks vibruojantis. Na, kodėl man kėbulo dabar uždėjus paduką? Pakempti. Bet korva pagrindinis matomas skirtumas. Pažiūrėk, koks backing plate'as keistas. Plonytis tipo. Ale geriau pakliūna sunkiau prieinamas vietas. Gali įkišti, žinai, kažkokias erdves. Bet su vėsinimu įdomu kaip, nes neturi jokios skylutės. Jo, ir tiesiog... Gal tas plonis yra atperka biškį? Va čia bus labai įdomu man šitą įsitikinti, nes dabar paskutinę mašinėlę tą pilką, kurią testavau ir dar nepapastinau video apie tai. Žiūrėk, tepalų lenda iš jos. Ir kiek tepalų tas negerai, jau čia irgi šaudys visą. Gal prasišaudyti turi dabar ant nuogo. Nu jo. Guma labai tatrinas. Nu jinai va ir paskui apsitrina, kiek jai reikia. Va matosi į skylutės, pažiūrėk, ten skylutės su tos tepalo. Nu jo, tepaliuko tai daug. Ar jinai turi būti sutepta, įdomu šitą? Faktas, kad turbūt sutepta, tiesiog žinai, to gryzo ten nespaudžia, ar tai ranka, ar tai mašina. Normalu, kai jis biškį iš pradžio apsitaško, prisitrina tą gumą. Nes žinai, kas važiuok, matai, kad velkro? Ne iki pat krašto, kas irgi man labai keista, bet žinai dėl ko? Ale, nuim padavą, iš karto tu... Jo, šiaip dėl šito tai patogu. Jo, iš karto gali va užkišti, nes velkro ne iki pat krašto ir lengviau nuimti. Bet gal padai neskraidys. Jo, tikrai patogu. Visai lengvutė, patogi. Nu, man įdomu tavo nuomonė, paskui aš pabandysiu. Nes ant to dabar sparno mes išlinkimų turim, o mum ir labiausiai rūpi, man asmeniškai, ar nestoja, jo. Nes kalba, kad nestoja, kad gerai dirba, čia vėl man tas Davidas iš Absolutum, žinai, aš jo paklausiau. Garsas tai tikrai tylus. Garsas jo, gan tyliai.
Bet su kita, va, pavyzdžiui, yra kažkokiu akcenčiuku, žinai, kur tu matai, ar jisai sukasi ar ne. Nu tai va, dėl to, kad yra tie taškiukai. Jo, ką mes yra galim tas- padaryti, pasižymėti. Turi markerį, galim Jo, pasižymėti. būtinai. Flex irgi tos vedinimo skylutės parodo. Ne, vieną geriau. Nu, davai porą gal, bet storesnį, nu, negaila. Oi. Pieš, norėjau pasakyti. Gerai, krekas. Kaip pastringa, kad nėra, kad pauzė tikrai. Ja. 4,5. Ja, Dabar sukasi, normal, čia va stringa, jo. Įdomu man pabandyti. Rankykės neščiau. Biškiu užsidėsiu pastelės. Nu, aš iš karto tikrinu tą paskirstimo greitį, žinai, kaip jis dirba. Nu, pats joystickas, ar ant kiek jis jautrus yra. Toks o čia keistas garsas. Kažkoks kaip dizelio burzgėjimas. O, dingo, tai biškai labiau paspaudus. O čia nebus... Spėgėjant ir atleidžiant. O čia nebus stabdis. Kur diską tipo stabdė. Va. Matai, kai tik tas garsas atsiranda, diskas kažkaip greitai stoja. O tai čia jokia guma, niečia. Taip pat. Nu, tiesiog tas aplinkui vadinasi, net nesisuka, tas sukasi dar. Ką tai sako, kad golis geresnis? Ar ta prasidirbti dar turi? Ne, tai čia matai guma spaudžia diską. Tai dėl to gerai, kad jinai stoja. Guoliai taupai. Ne, bet mes gal biškai mums trukdo irgi poliruoti laisvą eigą, jeigu yra kažkoks stabdžiamas. Šiaip yra. Nes va, ta guma... Ir išpučiant padą. Jo, čia ta guma. Irgi girdisi, kad liečia. Nu, okei. Tas garsas kažkoks keistas. Bet va pirmų bėgių, nu tikrai tyliai. Bet va pirmų bėgių tai tikrai stoja. Tiesiog vibruoja. Ant plokštumos tai okei, dar biškis sukasi. Bet pirmas bėgis čia yra, nu ką žinau, pirmų bėgių ką tu darai. Nu nieko, pasiskirsti, jo. Nu gerai, raunam darbinį. Ketvirtą bėgį, bet vis tiek aš tai kartinį senį, tai varau max. Žodžiu, žinai ką galiu pasakyti? Kas jinai man patinka, jinai ergonomiška. Jo. Rankena nėra stora, fleksa labai stora, mūsų delnai nėra labai dideli. Man patinka tos vagumos, ant kapoto gali padėti. Niekas neliečia, fleksas turbiški tų trūkumų, ta guma ten biški nėra tokia gera. Jo, tas ergonomiškas reikalas, nuėmimas patinka. Plonas, tas backing plate'as, ar čia jisai... Minusas, kad nėra vedinimo skylių. Tikrai aš manau, vedinimui turėtų būti čia bent 4 skylės, blogiau nebūtų, padas nenuskristų. Velcro vertinčiau, tikrai ne fleksinė. Pabandom naujesnį padą, nes šitas tai jau padirbęs. Nu gerai, šitas padirbęs. Bet tu gal turi dar tą fleksą čia? Backing plate'ą. Nu čia naujas, nu vos kart biški naudotas. Nu kimba, bet žinai, toks jausmas, kol naujas dabar kimba. Bet klausimas, kaip padėvėjus būtų. Nu, šitas tikrai daug metų atitarnavęs ir jau sunku jį naudoti. Čia tavo ta, kur daug metų atidirbus, ar čia ta aštunkė?
Čia 8. Ai, 8, nu, palauk, kiek daug, 2 metai koks turi ją, ne? Ne, nėra gal 2 metų, kad aš juos iš vis nenaudoju, gal matai, kaip naujai. Nu jo, netgi žodžiu, biški 9, bet jos velcro Daug stipresnė. Flexas, jisai kitokį visai, velcro turi visai kitą, matos tą technologiją. Čia matai, taip kampuoja. Panašiai. Bet sakau, šitas tai atidirbęs žiauriai daug. O naujas. Ai, pats padas atidirbęs. Šitas tai atidirbęs. Taip ir sakyk, kad pats padas. Aš galvoju apie mašinėlę, mes šneku. Yra rizikos, kad nuskris padėvėti padai, tiesiog apie tai kalbam. Ojei, diena ir naktį skirtumas. Nenulapė. Nėra ką lygiai. Bėk, kad tu patestuok dabar. Ne. Žiauriai gerai. Didelis skirtumas. Manau, jisai pasidėvėjęs irgi. Bus reikalų. Taip. Flexas, kad ir pasidėvėjęs, puikiai kimba, įsitikinėmės abudu tuo. Naujas backing plate'as, keista technologija, kad gerai, kad lengviau nuim padą, bet kai velcro iš tikrųjų nestipriai laiko, aš norėčiau tos technologijos ant flex pado. Jos reiktų ten, nes ten kartais, kol nuplėši tą padą, suplėšit gali jį. Kas gal net per stipriai flexas, mano nuomonė, daro backing plate'ą. Kiaušą tokį padarai. Jo. O čia manau, kad biški per silpna, nes pakaitus, kas yra, kai yra prastai vėdinamas backing plate'as, jo temperatūra kyla. Kylant temperatūrai plastikas kas daro? Jis biški lydos. Tai velcro dar labiau atsipalaiduoja. Ir kai jūs gerai užkaitinsit ant 6 bėgio, yra rizika, kad jum kažkiek netgi padėvėtas labiau padas, nuo pakaitus padui nuskris. Ir jeigu pas jūs nebus raumeninės atminties išsaugoti, galite su velcro kokią kantą mygom pažeisti. Gali tekti perdažyti detalę. Tai mes kaip poliruotojai labai kreipiam dėmesį į backing plate'o kokybę, pačio velcro lipnumą ir jo vėsinimą. Nes jeigu kaista backing plate'as, kaitina ir padą, rizika, kaip minėjau, nuskrist, kita rizika, kad padas dėvisi greičiau. Tas paralonas nemėgsta temperatūros svyravimų ir padai dėvisi žymiai greičiau. Kitas dalykas, poliravimo efektyvumas taip pat krenta. Su šiltu karštu įkaitusiu padu poliravimas nebėra toks efektyvus, nes padas irgi toks biški jau, kaip pasakys, atsipalaidavęs jisai. Jo, būna ir klijai, nuo šito tarpinio velcro atsikabinu. Pakaitus, plus dar šitą gumą irgi remiasi į patį backing plate'ą. Įdomu, ar pati jinai dar iš savęs nekaitina. Minimaliai, bet turėtų šiaip įtakos irgi. Tai patį backing plate'ą vertinčiau labiau neigiamai nei teigiamai, mano nuomonė asmeninė. Mašinėlės ergonomiškumas duodu 10 balų. Tikrai 10 balų. Lengvumas jaučias, kad nėra per sunki, nėra per lengva. Nenoriu aš labai lengvos mašinės, atvirai kalbant, nes man patinka kartais taip poliruoti. Jo, dar reikia biškį ant kapoto, norėčiau patestuoti vėliau, arba ant stogo galėsim, kai nusileidę. Man patinka dar kartais pažiūrėti, kaip jinai ar nevibruoja. Ant laido tai paleidžia, žinai, būna, jeigu taip pradeda šokinėti mašinėlę. Čia pirmi tokie įspūdžiai, žodžiu. Ką pastebėjom, pliusai, minusai, dabar eisim poliruoti šitą automobilį, jau labiau su mašinėlė tiek aš, tiek Lukas pasižaisim, padirbsim ir galėsim padaryti verdiktą. Pats varžtas kaista, gerokai. Dar iki šiol šiltas, ką senai dirbom, dar jaučiasi, kad temperatūra perduoda. Turiu duoti. Grynai, seni. Nu ką, apsipirkęs. Apsišovim, seni. Dabar galvoju, kaip čia įdėti skelbimą gražiai. Palauk, eisim, apvalysim. Bet kaip įdėsi naują mašinėlę, ką tik nupirkti iš karto, kils klausimas, kodėl parduodi. Aš
truputį neergonomiška. Ai, nu tai va, žodžiu, rūpesas turi 200 apsisukimų per minutę daugiau negu Liquid Elements. Kiek? 200. Čia pirmas bėgis 3000, elementas 2,5, maksimum 5000, o čia 5,2. Ir žodžiu, čia štuka vatų, o čia 500 vatų. Nu matai, apsukos juos 5,2, nu, aukščiau standarto, jaučias tas, man pavyzdžiui, atrodo, kaip perimu Liquid Elements, kur 5000, kad žinai, lėčiau sukas, nu, jaučias tie 200 sūkių per minutę skirtumas. Tas sukimas jis jaučiasi, bet va šitas va inercinis, tas sukimas jis truputį mažesnis jisai. Tai dabar gali būti, kai jinai dar yra neįsidirbus, yra labai klampi tepalinė masė, tas gryzas, biškai gal trukdo jai suktis, kitas dalykas, nu, nesisuka laisvai guolis. Dar būt ta guma šiek tiek turi apsidirbti normalu. Pliusai ergonomiškumas, triukšmas, taip kaip jinai stovi, malonu su ją dirbti, kimba prie rankos. Nu man su ją tik 6 bėgių noris dirbti. Kad įsisuktų, ne? Jo 5, ten tas 4,5 klasikinis skaičiai visiškai netenkino. 6 bėgis tikrai dar galima su juo dirbti. Šiaip nieko aš nesakau, jinai maloni rankui, kas liečia ergonomiką, kas liečia tą triukšmo lygį. Jinai stabiliai visai dirba. Viskas tvarkoja, lyginant, žinai, peršokus prie Liquid Elements. Manau, kad darysim dar sekantį epizodą, kur lyginsim įvairias mašinėlės, rinksim vieną geriausią. Jeigu tai būtų klausimas apie 400-500 sumą, sakyčiau, galima kažką svarstyti. Nu, gerai, gal nuo 300 PM iki 400 PM. Toj sumoj svarstyčiau tokį pirkinį, bet kai jau kalbam, kai kur pas 600 jinai stovis. Tai jau labai man kelia tokių dvejonių, ar mokėčiau 600 eurų už šį įrenginį, kuris turi begalę pliusų, bet iš tikrųjų ir minusų. Tai didžiausias minusas, reziumuojant, yra backing plate'as, kuris mano manimu nelogiškas. Sutaupė čia vietos, vardan ko, taip ir nežinau, nebent aš žinau, gal jūs žinot, kodėl, komentatoriai, pakomentuokit, kodėl čia Rūpesas padarė kuo mažesnį tarpą. Kad stabiliau valdytus. Šitoj gumoj net nėra skylučių, nes buvo. Yra. Yra čia, jo, šitas. Bet jos pilnos tepalo dabar. Tai Lukai, pirktum už 600? Ne. Už 400? Už 4 dar jo galima svarstyti. Tai realiai tas Rūpeso vardas laiko tą kainą aukštai dabar, kad čia yra, tipo, žinai, visų profesionalų siekiamas įrankis. Nestebuklai. Tai žodžiu, parduodam už 400 eurų. Tai galvoju, už 4 durti. Ar paturėt dar, tipo, kaip. Nu gerai, reikia paturėt, padirbt.